Mūsų diena prasidėjo, kai buvome šiltai sutikti teismo atstovės ryšiams su žiniasklaida ir visuomenė. Ji nuvedė mus tiesiai pas vieną iš 5 ikiteisminio tyrimo teisėjų Aurelijų Rautskį. Savo darbo kabinete jis mums išsamei papasakojo apie teisėjo profesiją, bylų nagrinėjimą bei nelengvą kelią, kuris turi būti įveiktas, norint tapti šios profesijos atstovais. Sužinojome ne tik įvairius teisėjo darbo ypatumus, bet ir apžiūrėjome teismo patalpas, kurios paliko tikrai neišdildomą įspūdį. Teisėjas šiandien tai visų pirma neeilinė asmenybė. Jis žino, kaip elgtis taktiškai, bendrauti su žmonėmis, moka įsigilinti jų problemas. Iš tikrųjų, teisėjo paveikslas, kokį yra sukūrusi visuomenė, visiškai neatitinka tokio, kurį mes pamatėme neformalioje aplinkoje. Tai žmogus, kuris mano manymu vertas didžiausios pagarbos. Kadangi ne kiekvienam būtų pakeliamas toks krūvis, su kuriuo teisėjas susiduria savo darbo praktikoje. Šis krūvis išvargina žmogų tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tačiau apie tai daugiau jums papasakos mano kolegė, taip pat šio projekto dalyvė Deimantė. Pamačiusi teisėjo darbą iš arti, supratau, kad tai yra sunki, daug laiko bei pastangų reikalaujanti veikla. Šios profesijos atstovams reikia ne tik puikiai išmanyti teisinius aspektus, tačiau ir turėti tvirtą charakterį, mokėti nepasiduoti kitų žmonių įtakai. Būtina visuomenėje vykstančius įvykius vertinti atsakingai, nešališkai, o keblias situacijas spręsti pasitelkus protą. Teisėjas, su kuriuo praleidome savo dieną, manau, turi visas savybes, kurios yra reikalingos šiam darbui. Jis ne tik puikus savo srities žinovas, bet ir atsakingas, darbštus bei racionalus žmogus. Nustebome pamatę 2014 metais įrengtą posėdžių salę su įdiegta vaizdo konferencijų įranga. Ji leidžia tiesiogiai apklausti asmenis, kurie negali atvykti į teismo posėdžius, taip pat esančius laisvės apribojimo įstaigose ar nuteistuosius. Šios technologijos pagreitina visą teismo procesą, padeda efektyviau išnaudoti teisėjų ir kitų proceso dalyvių laiką, sumažinti piniginės išlaidas ir greičiau priimti sprendimus. Patalpos, kuriuose dirba konvojaus darbuotojai, man asmeniškai paliko didžiausią įspūdį. Čia atvedami ir laikomi kaltinamieji, kurie vėliau laukia teismo posėdžių. Asmenys yra stebimi 24 valandas per parą, kad tinkamai būtų vykdomas baudžiamasis procesas. Labai džiugu matyti, jog teismas pasirūpina ir vaikų poreikiais bei saugumu. Teisme yra įrengtas minkštas, jaukus vaiko apklausos kambarys, kuris padeda sumažinti streso lygį, operatyviai atlikti nepilnamečių apklausą, užtikrinti jų saugumą ir pašalinti įvairių trukdžių galimybę. Kasmet teisme išnagrinėjamas didelis bylų skaičius. Vien 2014 metais išnagrinėtos 2858 baudžiamosios ir net 26 584 civilinės bylos. Buvo įdomu sužinoti, kur jos visos atsiduria ir kiek laiko yra saugomos. Archyvo darbuotojai maloniai sutiko mus ir išsamiai atsakė visus dominančius klausimus.